Vilnius – nuolat skubantis, lekiantis, pašėlusių ritmų gyvenantis miestas. Vargu ar sostinės šurmulyje pamatysime tuos, kurie jau seniai niekur neskuba, tik laukia. Pavargę nuo metų naštos, vieniši ir ligoti, tai senjorai, kuriuos globoja Maltos ordino pagalbos tarnyba. Viską praėjo. Todėl, kad savo nėra tokios ar geros draugė, ar kokie kita, nieko nėra vien. Vilnietė Vanda – viena iš 60 sostinės maltiečių globojamų senolių. Badaučiau be šitos sriubos, sako ji, o tegodama ją išvirusiems susigraudina. Labai geros žmonės dirba, labai. Dėkingumas už Lietuvos žmonių aukas spaudžia ašarą ne vienam mūsų aplankytam senoliui. Jeigu tik pajėgtų į gerumą, jie tikrai atsakytų tuo pačiu. Tai aš nueičiau pas žmonės, paimčiau ranką žmogaus, kuris negali paimti ir pasakyčiau, senatvė man rožė geltona. 91 Stasės akys kupinos ramybės ir šilumos. Artėjanti kelionė į amžinybę jai nebaisi, kiek turi, tiek ir užtenka. Jaučiu, kad už mano nugaros stovi maltiečiai. Aš ne viena, sako pedagogikos mokslų daktarė, literatė, kelių poezijos knygų autorė. Nesvarbu, 1000 kartų nesvarbu. Tie šešėliai, tos darganos, tie degliai, tos ašakos. Svarbu, 1000 kartų svarbu, tos šviesos, tie pavasariai. Jos eilės daugiausia apie meilę. Meilę gyvenimui ir žmonėms, kurių gerumu Stasė šventai tiki. Žmonių gerumu tiki ir maltiečiai, jau 10 kartą visoje Lietuvoje rengiantys labdaros akciją. 87 Liucija buvusi pedagogė. Visą gyvenimą buvo supama žmonių, mylima, o dabar, kai sunkiai paeina, kai jėgos kasdien senka, liko viena. Tada šitaip atrodžiau dar pakenčiamai, tiesa, ir galvojau, kad mirsiu, bet ne. Liucija sako nebijanti mirties. Liūdna, kad mūsų senukams ji dažnai lieka vienintelis išsigelbėjimas nuo vienatvės, skausmų, negalios. Tačiau kol kas ryt mato patekančią saulę, dėkoja už maltiečių globą ir Lietuvos žmonių gerumą. Stebiuosi, kad yra dar tiek daug gerų nuoširdžių žmonių. Telefonus, kuriais galite skambinti ir suteikti vienišiems senukams viltį, matote ekrano apačioje. Tik vienas jūsų skambutis ir kam nors iš 2000 visoje Lietuvoje globojamų senolių diena bus sotesnė ir šviesesnė.